Tarsme, iš kur atsiranda dulkės namie ir kur dingsta babkės iš namų. Tai 2 klausimai, turėkit šitą dalyką omeny. Tai nėra apie skaičiukus, tai yra apie emociją, ant kiek stipriai jūs emociškai prisirišę prie savo pinigų. Leverage ETF-ai, since when? They are for 20 years. Since backtest. Kur po velnių dingo 650 eurų iš biudžeto, kas yra apie 35% viso jūsų biudžeto. Vat čia yra puikus pavyzdys, kaip nepildyti realių situacijų atsakymų šitoje vietoje. Nei vienas sveiko proto žmogus uždirbantis 2000 eurų per mėnesį neatlaikys šito svyravimo. Sveiki, prisijungę į šios savaitės realių situacijų apžvalgą, kur mes šiandien kartu su Aleksandru panagrinėsim 3 jūsų situacijas, kur jūs pasidalinat savo atsakymais apie savo dabartinę arba norimą netgi turėti situaciją per 27 klausimus, atsakydami juos išsamei, nes tas padeda ir mums duoti atitinkamus atsakymus, kurie galėtų labiausiai atliepti tą jūsų situaciją. Tai tikslas visos šitos rubrikos yra padėti ne tik jums optimizuoti arba ką nors paefektyvinti savo finansuose, remintis kažkurio iš mūsų įžvalgom arba visiškai ne. Tai yra visiškai, priminsiu, ne rekomendacijos viską, ką mes šnekam, tai yra tiesiog mūsų įžvalgos, ką mes darytume, jeigu būtume jūs, nes, žinai, patarimus dažniausiai mes daliname ne todėl, kad mes, taip sakant, norime būti labai protingi, bet dėl to, kad mes susifeilinom jau N kartų prieš jūs ir tiesiog jūs nefeilinsit tose vietose ir mes esam pridirbę daugiau visokių nesąmonių ir jūs jų nepridirbsit. Tai bent jau mūsų nesąmonių, bet vėlgi mūsų pozicija ir ta patirtis gali būti vienokia, jūsų gali būti visiškai kitokia, dėl to traktuoti tai kaip konkretų patarimą, rekomendaciją ir kažką tokio aš nesiūlyčiau. Tiesiog tikslas yra parodyti, kiek gali būti skirtingų nuomonių, nes kiekvieno iš mūsų rizikos tolerancija skirtinga, galimybės investuoti ir tikslai yra visiškai skirtingi. Tai šiandieną tiesiog keliaujame į 3 situacijas, ar ne? Mes turim Stalių, dirbantį pagal darbo sutartį, turi 2 pajamų šaltinius, bendros pajamos 3690 prieš mokesčius, bendros išlaidos 1500, finansiniai įsipareigojimai būsto, nuoma, paskola, įsipareigojimų marža 6,9%, įsipareigojimų laikotarpis 1,5 metų, grąžinimo metodas linijinis, mėnesinė įmoka 457 eurai, paskolos likutis 7642, kaip domisi centais net parašė. Tai labai gerai, žmogus tiksliai žino kiek. Taip, amžius 24 metai, šeiminė padėtis, partneriai, biudžeto valdymo būdas, dirbu tik aš, viską moku aš, šiuo metu nėra galimybės dirbti abiems. Santaupos nuo pajamų per mėnesį 50, santaupų suma 300, investavimo priežastis, finansiniai laisviai, investavimo patirtis, nekilnojamas turtas, turimos finansinės apsaugos, GNCDG sveikatos draudimas, 500 ambulatorinis gydymas, 3000 vienkartinė išmoka, kritinės ligos atveju 3000. Vaikų nėra, lūkesčiai, ko tikėtis iš pokalbio, kad susidėliočiau strategiją. Nežinai, man toks labai ta situacija paprasta, tikriausiai aš čia daug ir neprikomentuosiu, nes pajamų šaltiniai yra 2, 3690 prieš mokesčius. Dabar klausimas, ar tai yra individuali veikla plus darbo užmokestis, ar tai yra mažoji bendryje veiklos forma. Tai kai jūs parašot prieš mokesčius ir po to parašot, kad bendros išlaidos yra 1500, bet į santaupas galit 50 tik tai skirti, tai tai jūsų pajamos bendros yra 1550 į rankas, kas nesišvečia su 3690 atlyginimu ant popieriaus, ne prieš mokesčius, net jeigu jūs dirbat pagal darbo sutartį, kas apsimokestina maks, ne šitoje vietoje. Tai aš kažkur pametu labai didelę pinigų dalį pas jūs ir šitoje vietoje investavimo priežastis, finansiniai laisviai, tai aš siūlyčiau pradėti tiesiog nuo sumų, kurios yra netokios patrauklios jūsų ego šitoje vietoje. Kad ir kaip bebūtų, suma didelė, 3700 beveik prieš mokesčius. Tai yra apie 2,4 kažkur į rankas teoriškai. Tai jeigu, sakykim gerai, netgi 2,2, paimkim 2,2, ne, į rankas. Tai 2,2 į rankas, 1500 yra išlaidos. 700 teoriniam lygmenį turėtų likti. Kur po velnių dingo 650 eurų iš biudžeto, kas yra apie 35% viso jūsų biudžeto. Tai aš pradėčiau nuo labai aiškaus finansų audito,
iš kur atsiranda dulkės namie ir kur dingsta babkės iš namų. Tai 2 klausimai šitie, kuriuos siūlyčiau Nes biudžeto valdymo būdo kaip ir nėra. Žmogus rašo, dirbu tik aš, viską moku tik aš. Biudžeto valdymo būdo nėra ir matosi labai puikiai, tai šitoje vietoje susidėlioti strategiją. Strategija yra pirma, kokia yra reali mano situacija šiai dienai, susirašot vienoje lapo pusėje, kokia yra norima mano situacija, susirašot kitoje lapo pusėje. Per vidurį tarp šitų vietų susirašot savo atitinkamus veiksmus. Varsime, ką aš turiu padaryti, sakykime, investuoti 100 eurų, ten, sakykime, su 10% vidutinė metinė grąža, 25 metus, kad pasiekčiau, sakykime, šitą rezultatą. Žinai, gal pradėčiau pirmiausia nuo finansinės pagalbos. Jo, bet tai aš čia kaip pavyzdį paėmiau, bet iš principo jūs susirašot realiai žingsniai. Tai pirmas žingsnis tai yra finansinė pagalbė. Antras žingsnis – atsikratyti blogų skolų paskolų. Trečias žingsnis – kodėl antra pusė, sakykime, neturi galimybės darbuotis, nes visada mano galva yra galimybės darbuotis, nu nebent tu esi realiai fiziškai žmogus su negale, kuris negali tą daryti. Ne? Arba motinystės atostogose, bet čia irgi šitas irgi nes vaiko pinigų nėra. Tai šitoje vietoje yra daugiau. Čia yra puikus pavyzdys, kaip nepildyti realių situacijų atsakymų šitoje vietoje, nes tai yra vėlgi labai labai svarbu, nes mes negalime pakomentuoti. Strategija yra paprasta. Dabartinė situacija, norima situacija ir žingsniai, ką aš turiu padaryti tam, kad tai pavyktų. Visas skaičiuoklės, viską jūs turite, ta prasme, jeigu neturite vertybinių popierių sąskaitos, nuoroda yra profilyje, mūsų asmeniniai portfeliai yra profilyje, mūsų skirtingos strategijos, tavo indeksinio investavimo, mano aktyvaus valdymo, Emilio yra 3 praktiniai portfeliai, mano yra dividendinis didžiulis portfelis, kuris ten moka milžiniškas pasyvias pajamas. Visa tai yra prieinama su nuorodomis apačioje, vienintelis dalykas yra vienas žingsnis, reikia atsidaryti investicinę Freedom 24 sąskaitą, tam, kad jūs matytumėte visą šitą dalyką ir galėtumėte sistemiškai pavaikščioti per tą pačią sistemą, kur ir mes laikom savo pinigus. Strategijų yra N+K, klausimas, kokie yra geresni jum ir šitoje vietoje, kaip aš sakau, pirmiausia, tai pasižiūrėti bazinius finansų valdymo video, aš taip sakyčiau, ir realiai pradėti skirstyti savo pinigus, nes kažkur pasimeta didelė dalis pinigų. Tai daugiau komentarų, kaip nemanau, kad yra. Nereikalingi daugiau komentarai. Gerai, kita situacija, darbų vadovas su darbo sutartimi ir vienu pajamų šaltiniu, bendros pajamos 4-6, bendros išlaidos 1000. Jokių finansinių įsipareigojimų, 29 metų susituokęs, biudžeto valdymo būdas, 3,5 tūkstančio taupom, štuką išleidžiam. As simple as that. Labai paprastas biudžeto valdymo būdas. Tai santaupų suma 10 000. Pradėjo taupyti tikriausiai ne per seniausiai šitoje vietoje. Investavimo priežastis 45 metų nebenoriu dirbti. Investavimo patirtis ETF ir kripto. Žmona sėdi su S&P 500 3x leverage apie 120 eurų per mėnesį. Aš visaip nuo 100 iki 500 eurų per mėnesį. Nežinau, ką reiškia visaip, bet okei. Išnaudojimus mokesčių lengvatos neturi, lūkesčiai. Norėčiau suprasti, kiek ir kur investuoti, kad pasiekti finansinį laisvę iki 45 metų. Labai trumpai ir labai aiškiai, ko nori, kokią situaciją. Tik viena dalis, kuri yra neaiški, tai ar ir jūs, abudu, ir vyras, ir žmona investuojat į tą patį S&P 500 3x leverage, ar jūs investuojat nuo 100 iki 500 eurų visaip ir visur. Ir dar yra kripto, ir dar yra koks dabartinis portfelio dydis, neskaičiavimam atlikti reikės šitų dalykų. Tai pirmas momentas, gerai, tai keliaukim, tai situacija šiaip tikrai sakyčiau puikiai, turit ir savo finansinę pagalbę, turit rezervą, ar ne, kas yra 10 mėnesių, tai galbūt net, sakyčiau, daugokai neturint nei vaikų, neturint nei finansinių įsipareigojimų, ar ne, tai jums užtektų, žinoma, priklauso nuo to darbo pobūdžio, bet jeigu tai yra darbo sutartis, žinot, kad tikrai dirbsit, turėsit tą darbą, tai aš laikyčiau, max 6 mėnesius kažkur lengvai prieinama ir kitus pinigus jau tada galima pradėti ir įdarbinti realiai, nes jūsų tikslas, kada jūs jau norite išeiti tą finansinę laisvę, yra po 16 metų. Teisingai? 16 metų. Taip, aš manau, kad Compound Interest Calculator čia atsakys labai puikiai į tavo klausimą. Tai žinai, atsakytų, bet aš nežinau, kas yra ta jo finansinė laisvė.
Tai čia, žinai, čia irgi tas momentas, mes galim skaičiuoti, taip, ar tai yra 300 000, ar tai yra 500 000, ir jūs norit uždirbti tą sumą, kurią jūs dabar uždirbat, ir, žinai, kada bus tas tikslas pasiektas, nes žmonės tik tais 1000 eurų išleidžia. Žinai, aš pasakysiu labai paprastai, paimkime 2 scenarijus, scenarijus minimum ir scenarijus maksimum. Tai realiai gerai, skaičiuojam tada, kiek jie išleidžia dabar ir tiek, kiek yra bendros pajamos, ar ne? Taip. Tarsime, paskaičiuojam. Tai ateiname į compound interest calculator yra toksai. Tai galim varyti. Kaip mes net galim dėti, ar ne? Aš pavyzdžiui dėčiau 4000 šičia. Ir dabar jeigu 3x leverage, pavyzdžiui. Jo, gerai, aš ties šitą dalim tai norėčiau pakomentuoti, kad tikrai reikėtų turėti ir ką nors tokio, kas nėra taip stipriai svyruojantis pasirinkimas, nes ar tikrai jūs buvot atsidarę fact sheetą, kidą, būtent to pačio ETF-o ir esat pasiruošę ilguoju periodu. Ten atsidarys tą patį tavo S&P 500, nuo 10 štukų investicijos, stres scenarijum yra štuka eurų lieka. Taip, bet žiūrėk, tai ten lieka 800. Ne, yra short pozicijos ir yra long pozicijos, ar ne? Tai leverage ETF-ai, since when they are for 20 years? Since backtest. Since okay. Jo, išsiskiria nuomonės, bet aš laikyčiau, jeigu jūs tikrai, gerai, prie šito sugrįšim, žodžiu, padarom skaičiavimus tada ir bus ramu. Nes tai va dabar, žinai, ir klausimas, ar man skaičiuoti su leverage ETF, o koks aš skaičiuočiau, jeigu žmogus visgi yra pasiryžęs turėti leverage ETF, tai 70-30 strategija, kad 70% yra pagrindiniam indekse, 30% yra leverage ETF, tai tokiu atveju vidutinė metinė grąža aš skaičiuoju apie 15% metinių. O average, ta prasme, tikrai neužsiciklino ant 29, 36 ir panašių grąžų, nes tikrai reikia būti ypatingai emociškai stabiliam ir atspariam, kad toleruoti 80% svyravimą, kai tavo portfelis yra, kaip pavyzdys, 200 000 ir jisai pakrenta iki 40 000. Nei vienas sveiko proto žmogus uždirbantis 2000 eurų per mėnesį net laikys šito svyravimo. Turėkit šitą dalyką omeny. Tai nėra apie skaičiukus, tai yra apie emociją, ant kiek stipriai jūs emociškai prisirišę prie savo pinigų. Good. Tai dabar vėlgi ta investavimo suma, ar ne, yra sudėtinga skaičiuoti, nes 500 eurų, sakykime. Bet čia yra max, ar ne? Jo, tai 102 antros pusės ir tarp 100 ir 500 jo, tai sakykime, kad čia yra šeimos. Tai ką mes turim, per 16 metų yra 437 000. Tai sakykime, su šita grąža, su tokiu portfeliu, tai kiek jūs potencialiai galėtumėt gauti, tai yra apie 43 000 prieš mokesčius. Tai apie 35 000, reiškia 36 000 po mokesčių, kas pastato mūsų 3 000 pasyvių pajamų lygį. Tai sakykime, 1000 bazinę dalį jūs galite labai lengvai pasiekti, sakykime, 3,5 tūkstančių jūs per 16 metų su savo dabartinė, tuo, ką bent jau dabar supildėt, jūs nepasiekėt. Tai va yra atsakymas, ką tik parodėm, kaip paskaičiuoti, o toliau kamuoliukas, taip sakant, jau jūsų pusėje. Taip, tai čia galima dar žaisti, aišku, su procentais, tiesiog su tom sumom ir patys turėsite atsakymą. Ir tiesiog ir turėti galbūt tą aiškę strategiją, kaip dabar atrodo tas kripto portfelis, ar tai prisideda prie jūsų finansinės laisvės, ar tai yra daugiau pasižaidimas. Taip. Tai... Ne kaip ir aišku, bet kaip ir neaišku. Važiuojam toliau į trečią situaciją. Čia situacija mes turim pradedantysis pilotas. Pajamų gavimo forma, verslo liudijimas pagal komercinio oro transporto paslaugų teikimo sutartį, o draugė pagal darbo sutartį. 2 pajamų šaltiniai, mano ir draugės darbo užmokestis, bendros pajamos 10 000, 7,5 ir 2,5. Per mėnesį bendros išlaidos 2000, 1000 paskolai, mokesčiam, namų apyvokos daiktam ir būsto priežiūrai, 1000 pragyvenimui abiems. Tuomet yra būsto paskola 1,63 plus Euriboras, that's nice, likutis 29 metai, grąžinimo metodas anuitetas, mėnesinė įmoka 850, paskolos likutis 150 000, amžius 24. Taigi jis parašė pradedantysis pilotas, ir šeimos pajamos 10 štukų. 10. Jep. Vėl sakys, kad mes išsigalvojam situacijas. Jo. Prieš tai 2 irgi tikriausiai buvo išgalvotas ir mes ant pachmielo pilnėm tikriausiai, nors negeriam.
Šeimyninė padėtis, nevedęs vaikų nėra. Biudžeto valdymo būdas, pirmas susimokam savo, turim skirtingas 5 sąskaitas, 2 iš jų einamosios asmeninės, 2 taupomosios, Revolutas ir Swedbankas ir 1 sąskaita pomėgiam ar nenumatytom išlaidom. Santaupos nuo pamų per mėnesį 6-7 tūkstančių eurų priklausomai nuo investicijų būtent tą mėnesį. Finansinė pagalbė 24 mėnesių 60 tūkstančių eurų. Fiksuota. Investavimo priežastis, finansinė laisvė ir ateities poreikiai geram gyvenimui. Investavimo patirtis, akcijos 5000, ETF 4000, kripto 15, investicinis draudimas 4000. Investuojama suma per mėnesį nuo 1000 iki 2, turimos finansinės apsaugos investicinis draudimas kompensuoja 15 000 kiekvieno nario asmeninėje gyvybės draudimo sąskaitoje ir apsaugos nuo nelaimingų atsitinkimų po 5000. Vaiko pinigai nėra, išnaudojamos mokesčių lengvatos, gyvybės draudimo ir lengvata, edukacija, knygos, YouTube'as, edukaciniai video, seminarai ir apžvalgų analizė. Lūkesčiai. Siekiu pradėti kelią link finansinės nepriklausomybės, todėl įdomu, kokie galėtų būti pirmieji mūsų žingsniai. Labiau domina pasyvios pajamos, visgi daug laiko praleista kripto sektoriui, nesenai patyrėm daug išlaidų. Būstas ir automobilis, siekiam, kad greičiau sudėti investicijas į tinkamas vietas, kad galėtume ramiau jaustis. Domina jūsų nuomonė ir priimam įvairius pasiūlymus dėl investavimo krypčių ir pasirinkimų. Thank you very much. Pagaliau ta situacija, kurią galiu pakomentuoti. Ne? Ir pirmas dalykas, tai sveikinu sugebant turėti 10 000 pajamų srautą ir gyventi iš 2. Tai yra realiai iš 1000. Tai yra insane šitoje vietoje. Didžiausias assetas, kaip čia, didžiausias turtas jūsų balanse yra nenoras daryti įspūdį kitiems žmonėms. Ir šitoje vietoje tai yra didžiausias turtas, kuris jums ir sukraus turtą, jeigu taip ir išliks. Tai yra neįtikėtina savybė ir aš labai visada žavėjausi tai žmonėm, kurie mums šitą dalampačkį, ką apie juos pagalvos, 10 štukų vyrinų iš 2 gyvenu, that's fine. Tai dabar pirmas momentas dėl 60 000 eurų fiksuotos finansinės pagalbės. Tai mano galva, jūs labai puikiai padarėte, jūs sudėjot 6 mėnesių pajamų rezervą. Ne? Tai šitoje vietoje aš galbūt skaidyčiau į 2 dalis. Jeigu jūsų būtinosios išlaidos iš tikrųjų yra 2000, tai 6 mėnesius turėčiau, 12. Gerai, jeigu norit saugiau jaustis 24 mėnesiai būtinųjų išlaidų, jeigu nutrūktų darbai, tai yra, sakykime, 24 000. Visa kita likusi pinigų suma gali darbuotis. Žinoma, jeigu jums dėl kažkokios priežasties norisi turėti gerokai didesnę finansinę pagalbę, tai tokiu atveju aš tada tiesiog fiksuočiausi, sakykime, kad ir į tuos pačius vertybinių popierių apsikeitimo sandorius, tik tai fiksuočiausi, sakykime, pelnui. Ilgalaikėse planuose ir didesniam pelnui gauti, tai 12 mėnesių tuos dalykus. Tik tai tiek, kad aš vėlgi skaidyčiau po 1000 arba po 2000 tam, kad turėčiau didesnį likvidumą ir jeigu jūs norėsite išsitraukti pinigus bent dalinai iš šitos vietos, tai, sakykime, jums nereikės nutraukinėti visos sumos to laikotarpio, jums reikės nutraukti tik tai vieną kitą ten tą dalį sumos ir išsitraukti, ne, šitoje vietoje. Toliau, jeigu mes kalbam apie... ir kitas momentas, kad jūs, jeigu pasipildysit sąskaitą, ten, sakykime, 20 000 ir daugiau, tai jūs, 50 000 ir daugiau, tai jūs galite gauti iki 20 akcijų dovanų. Tai, sakykime, kiekvienos vertė yra irgi iki 1000 eurų gali būti. Kai kurie klientai gavo iš viso, ten, sakykime, už 1000 tų akcijų dovanų, kai kurie gavo ir už 2000. Tai šitoje vietoje vėlgi labai skiriasi, bet jūs galite papildomai prisidėti savo, sakykime, prie tos finansinės pagalbės kažkiek tai dar ir tų akcijų. Tai visos sąlygos ir bonusai bus tiesiog apačioje po video. Tai čia yra šitas momentas. Toliau, ką norėčiau pakomentuoti, yra investicinio draudimo apsaugos. Turint mintyje, kad jūs esat pilotas su tokiomis pajamomis ir antra pusė irgi turi apie 2,5 pajamų. 5000 nuo nelaimingų atsitikimų ir ligų, jie nedaro jums absoliučiai jokios įtakos. Dėl ko? Dėl to, kad traumos, pavyzdžiui, skaičiuojasi procentaliai. Sakykime, jeigu rankos lūžis yra vertinamas ten
3-5%, kaip pavyzdys. 5% nuo 5000 yra 250 pinigų. 200 pinigų, kai tavo finansiniai pagalviai yra 60 štukų, tai yra pasityčiojimas, mano galva, bendrai paėmus. Tai šitoje vietoje jūs mokat už apsaugas ir tai yra vėlgi puikus pavyzdys, kaip pavyzdžiui, aš darydavau apsaugų parinkimą, tai atitinkamai apsaugos yra parenkamos pagal jūsų finansinę situaciją. Tai aš siūlyčiau susitikti su jūsų konsultantu, kuris darė jums šitas sutartis, kad jis jums paaiškintų, kaip jos išmokamos. Ir šitoj vietoj, mano galva, jeigu jau jūs turit būsto kreditą ir taip toliau ir panašiai, tai pas patį turėtų ten traumų draudimas būti kaip minimum 30, 35, galbūt 50 tūkstančių, neįgalumo draudimas netoli 100 tūkstančių, gyvybės draudimas, vėlgi priklausomai nuo pagalvės ir panašiai, jisai gali būti mažesnis, bet paskola 150 tūkstančių, tai gyvybės draudimas bent jau, porai metų paskolos įmokų, kad antrai pusiai nereikėtų kažką tai tvarkytis po to skubos tvarka ir traukti pinigų iš investicijų, jeigu pačiam kažkas nutiktų, kas baisiausia gali nutikti. Kritinės ligos. Jo, kritinės ligos, jūs esat jauni, tai šitoje vietoje jūs galit labai pigiai užsifiksuoti labai ilgam laikotarpiui apsaugą nuo kritinių ligų. Tai kritinių ligų apsaugą aš vėlgi skaičiuočiau, kaip minimum, sakykime, tuos pačius 6-12 mėnesių būtinųjų išlaidų, tai yra 2000, tai jeigu mes paimam 2000 kart 12 mėnesių, tai kritinės lygos turėtų būti 12-24 tūkstančių eurų ribose. Tai neišspręs didžiulės, sakykime, problemos, jeigu kainuos, bet tai bent jau sudengs jūsų būtinasias išlaidas ir jūs nesuksit savo galvos dėl savo šitos vietos. Tai čia komentaras į gyvybės draudimą. Labai retai tą darau, bet kai pasitaiko gera proga ir padėti žmonėms sutvarkyti sutartis, tai čia yra vienas iš tų tokių variantų. Bet nueikit pas konsultantą ir užduokit jam atitinkamus klausimus, manau, po šito video tikrai tą padarysit. Na ir tas kelias link finansinės nepriklausomybės, tai vėlgi, jeigu ta finansinė nepriklausomybė yra 2000 eurų per mėnesį, labai nesudėtinga paskaičiuoti, kad dabar turint finansinę pagalbę savo rankose ir investuojant po 6-7 tūkstančius eurų per mėnesį. Ta prasme, skaičiuokim 5 metai, jūs esat finansiškai laisvi. Net be kalkuliatoriaus galiu skaičiuoti, nes 70 tūkstančių per metus atsidėti, tiesiog atsidėti 5 metus iš eilės, tai yra 350 gabalų. Plus jie per tą laiką jums uždirbs. Tai sakykime, 400-450 tūkstančių portfelis, mes ką tik skaičiavom prieš tai situacijų, jis išmoka apie 3 tūkstančius pasyviomis pajamomis prie 10% vidutinio metinio pelningumo. Viskas. 5 metai tau nereikės skraidyti, žinai, daugiau. Tai skraidysi ne dėl to, kad reikia, o dėl to, kad norisi, žinai. Tai šitoje vietoje man atrodo, kad viską daro teisingai. Dabar kokie būtų pasirinkimai, tai mano asmeniškai pasirinkimas tokiu atveju būtų, kadangi sumos yra milžiniškos, galimos iš pat pradžių investuoti, tai būtų low cost indeksinis ETF-as, pagal pasirinkimą gali būti S&P 500, gali būti Nasdaq'as, galbūt prie dabartinės situacijos, tiek su Trumpo atėjimu į politiką, tiek ten Kinija ir ėjom, tai aš galbūt į Nasdaq'ą taip drąsiai nepumpuočiau po 6-7 tūkstančius, bet aš pasirinkčiau tą patį S&P 500 arba visą pasaulį, tikėtina rinkčiausi jūsų vietoje visą pasaulį, tiesiog metodiškai vienas ETF-as visiems, taip sakant, laikam ir ką aš darau, aš pumpuoju jį metodiškai pinigus. Į pasyvių pajamų dalį aš nesiorientuočiau pačio vietoje dabar, kodėl, nepaisant to, kad aš labai didelis cash flow mėgėjas, tai dėl paprastos priežasties, prie tokių pajamų papildomas 100-200 eurų pasyvių pajamų nedžiugins, tiesiog galiu pasakyti. Tai aš jūsų vietoje ką daryčiau, aš užpumpuočiau tą kapitalą maksimaliai greitai ir maksimaliai efektyviai su minimaliomis pastangomis ir tada jau investicinėje sąskaitoje, kadangi dabar bus investicinė sąskaita Lietuvoje įvesta, tai kapitalo prieaugis nebus apmokestintas, tada ką aš daryčiau, aš parduočiau visas savo investicijas, akumuliuojančias, pakeiščiau į pasyvių pajamų portfelį ir tada jau pradėčiau išsiminėti pinigus. Tokiu būdu aš visą savo kapitalo prieaugį palikčiau neapmokestintą pelno mokesčių, kas yra labai labai smagu.
Ne. Tai realiai, jeigu norit pradėti, visi šitie ETF ir visi pasirinkimai pasiekimi per tą patį Freedom24, nuorodą su bonusais rasite apačioje ir labai sveikinu su neįtikėtina situacija. Pradėjom taip labai, atrodo, lietai, bet iš tikrųjų šitą tai vainikavo viską labai fainai, labai gražiai ir pavyzdys, kaip gali būti supildytas realių situacijų klausimynas. Taip, ir iš tiesų, jeigu tikrai norit gauti tuos atsakymus pilnavertiškus, tai tiesiog pasistengkite užpildyti šiek tiek labiau ir jeigu mes matom, kad pasimeta 500 ir netgi keli tūkstančiai, tai kokį atsakymą mes galim duoti, ne? Galim tik įsivaizduoti. Galim tik pasakyti, kad jie pasimetė. Taip. Va, tai linkiu, kad pinigai nepasimestų. Tai va, pelningo visiems investavimo, gerų santaupų ir atsakingo biudžeto valdymo. Iki kitų kartų. Iki.